Sveiki, aš esu Tomas Staškevičius. Šiandien jums papasakosiu apie priemonę Microsoft Copilot pokalbių robotą. Taigi pradėsiu nuo dokumento analizės. Pirmiausiai aš galiu atsidaryti savo paties PDF dokumentą interneto naršyklėje Microsoft Edge. Atidariau šį dokumentą naršyklėje Microsoft Edge. Ir viršuje dešinėje pusėje yra priemonė Microsoft Copilot, kuri leidžia sąveikauti su šiuo metu atidarytu puslapiu. Tam, kad šią priemonę naudoti, reikia prisijungti prie Microsoft paskyros. Čia galima nurodyti šaltinį. Galima pasirinkti, kad naudoti aktualius šaltinius, bet galima pasirinkti ir naudoti dabar atidarytą PDF dokumentą. Iš šiuo metu atidaryto PDF dokumento aš užduosiu klausimą, kadangi tai yra dokumentas apie Microsoft Word, tai paklausiu, ar šiame dokumente yra informacijos apie vandens ženklą, kuriame puslapyje ar skyriuje. Na ir galiu užduoti klausimą spaudžiant Enter arba mygtuką Submit. Matome, kad pateiktas atsakymas naudojantis šiuo metu atidarytų dokumentu ir pateikta, kad skyriuje 6.15 yra informacija, kaip įterpti vandens ženklą į dokumentą. Ir aprašyta, kaip tai daryti ir kas aprašoma tame skyriuje. Taigi galiu nueiti į tą skyrių. Matau, kad 6.15 skyrius yra būtent apie vandens ženklą dokumente. Tuomet galiu ir pakeisti informacijos šaltinį, kad naudotų aktualius šaltinius. Ir galiu paklausti, sudaryk žingsnius, kaip pridėti vandens ženklą naudojant MS Word. Matome, kad informacija pateikta naudojantis internetu. Pateiktas sąrašas, kokiais žingsniais aš turėčiau tai padaryti. Pateikti netgi patarimai ir pateikti informacijos šaltiniai. Taigi galiu atsidaryti kažkurį informacijos šaltinį ir jį paskaityti, pasitikslinti. Tuomet dar galiu ir parsisiųsti atsakymą. Galiu pabandyti parsisiųsti PDF formatu. Tokiu atveju jį atidaro spausdinime su pasirinkimu spausdinti į PDF. Na ir maždaug matosi, kaip jis atrodytų PDF formatu. Galiu pabandyti paklausti kažko ir balsu, naudojant mikrofono funkciją. Pabandysiu paklausti lietuviškai, kaip pridėti žodyną į Word dokumentą. Matau, kad nelabai tiksliai sugeneruota, todėl reikės pabandyti to paties paklausti angliškai. Here's a brief overview of the topic. Bandau paklausti angliškai. How to add dictionary to Microsoft Word document. Matome, kad anglų kalba puikiai supranta ir puikiai gali sugeneruoti atsakymą anglų kalba, nors aš užklausą pateikiau žodžiu. Taip pat ši priemonė gali generuoti ir paveikslėlius. Aš galiu pasirinkti pokalbio režimą, paveikslėliams geriausias kūrybinis režimas, tai yra Creative. Na ir tuomet galiu paprašyti kažko nupiešti. Pavyzdžiui, prašau, nupiešk bėgiką einantį tamsia gatve. Aplink daug medžių, dangus žydras. Tuomet įsijungia paveiksliuko kūrimo režimas, kuriami keli paveikslėlių variantai, naudojant šios priemonės plėtinį Designer.
Na, matome, sukūrė keletą paveikslėlių, galiu vieną jų atsidaryti ir pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Matome, kad tai yra šauniai atrodantis paveikslėliai ir juos galima perkelti į savo, pavyzdžiui, prezentacijas. Taip pat yra dar funkcionalumas, kuris leidžia paaiškinti, kas yra paveikslėlyje. Pavyzdžiui, aš pats darysiu Microsoft akcijas. Pasinaudosiu ekrano nuotraukos funkcionalumu. Apibrėšiu tai, kas man yra aktualu. Ir paprašysiu tai paaiškinti. Reikia atkreipti dėmesį, kad šis variantas neveiks, jeigu paveiksliuke bus žmonių veidai. Ir tokiu atveju, nors aš lietuviškai užklausiu, bet šiuo atveju paaiškinu angliškai, tačiau yra paaiškinimas remiantis paveiksliuku ir paaiškinta, kas jame yra, ką reiškia tie numeriai. Taip pat yra ir šaltiniai informacijos. Taip pat dar yra gera funkcija, kuri leidžia iš karto paspausti ant mygtuko, kuris jau turi paruoštas užklausas. Tai paprašysiu apibendrinti šį puslapį. Na ir matome, kad puslapis buvo apibendrintas naudojantis pasiūlomą mygtuką ir remtasi atidarytų puslapių. Taip pat dar yra įdomus funkcionalumas, kuris leidžia naudoti laiškų šablonus. Taigi galiu pabandyti sukurti kažkokias idėjas informaciniu režimu, galiu sukurti ir savo stilių, toną. Na ir paprašysiu idėjos kelioniai į kalnus. Atsakymas turėtų būti vidutinio ilgio. Na ir sukursiu kažkokį šabloną. Kas yra įdomu, kad šį šabloną galima iš karto įterpti į naršomą puslapį. Na, matome keletas patarimų, keletas tolimesnių atsakymų pasiūlymų. Na ir šį atsakymą galima kopijuoti arba galima iš karto rašant įterpti į puslapį. Ir tokiu atveju iš karto bus įterpiamas atsakymas į puslapį. Tai buvo mano pristatymas apie priemonę Microsoft Copilot Microsoft Edge naršyklėje.